Tai, bet ką tada veikti visa prokuratūros sistema, tarkim, nekuriu labai brangiai, bet pažiūrėkit, kiek yra Lietuvoje tarnybų specialiųjų, tarkim, ne, yra VSD, STT, ten visokie ten antrasis departamentas, nu žodžiu, kad tų kovotojų su korupcija yra milijonai, tarkim, bet rezultatas yra apgailėtinas, kad, tarkim, kad jie parašo, kad, nu... Aš manau net dar labiau negražiai, kad suėmant ką nors dėl korupcijos bylos, darant tyrimus, aš manau, kad sąmoningai paliekamos klaidos, būtent sąmoningai. Bet paskui, jeigu kas, jūs galite išsipirkti, nes mes tada jums pasakysime pareikalauti, ar tikrai šitas magnetofonas, kuriuo įrašėme pokalbį, buvo sertifikuotas ar nesertifikuotas. Taip. Jūs šito gal nežinosite, bet mes jums pasakysime, čia yra jūsų išsigelbėjimas. Kaip pavyzdžiui su Vyteniu Andriukaičiu buvo, nes jo korupcinės kalbos buvo įrašytos nesertifikuotų mikrofonų ir magnetofonų ir užtat jisai yra nekaltas, kai teismas atmetė šituos įrodymus. Tai aš manau, kad čia yra veikianti sistema. Ir biznis yra tame dar, kad jėgos struktūros totaliai viską seka ir turi kompromato beveik ant visų politinių partijų, ant Seimo narių ir taip toliau. Ir tada jie laukia, turėdami tos kompromatus, kaip ir buvo dabar paaiškėjo su Valstybės saugumo departamentu ir Gitanu Nausėda, ir tada pasako, mes turim šitos faktus, ką darysime. Draugaukime. Arba draugaukime, pozicijos tokios, jūsų veiksmai tokie, kaip reikia mums. Arba draugaukime, arba mes susprogdinsime bombą. Pagalvokite, Landsberginė moteriškė prieš metus laiko beveik, prieš 1,5 metų, skrido privačiu lėktuvu į Jungtinių Arabų Emiratus. Taigi visi viską žinojo ir tą pačią dieną ir po savaitės, ir kai nuskrido ir kai sugrįžo. Bet apie tai tylu. O dabar staiga ir netikėtai šita kaip naujiena išmesta. Kodėl? Kam buvo aktualu dabar išmesti ir kokie vidaus žaidimai yra žaidžiami, nes gal mano partijoje šitą žmogų reikia nuimti nuo vadovaujančių pozicijų. Tai visai šitai politiniai prostitucijai ir politiniam jėgos žaidimam savo asmeniniai naudai, o ne Lietuvos žmonių naudai, aš ir sakau gana. Ir Eduardo Vaitkaus sąrašas pasako, kad politinės prostitucijos tiesiog nebus. Tai buvo norma, tai buvo tvarka, visa skvernelinė partija tvarkingų politinių prostitučių. Vakar tą patį pasakiau apie Širinskienę, kuri su viena partija atėjo į Seimą, su kita partija išeina iš Seimo ir ateina iš naujo. Politinė prostitucija visada ir pasiliks prostitucija, nesvarbu kokiais gražiais žodžiais tu įvilksi. Jeigu jau nori taip sąžiningai elgtis ir vaidinti nekaltą mergelę, nepatiko tau partijos veikla, dėl kažkokių galbūt teisingai, o galbūt neteisingai. Tave žmonės išrinko kaip partijos kandidatę. Išstoji iš partijos, išeini iš Seimo ir naujuose rinkimuose laimi savo Seimo nario vietą. Tai aš suprantu, būtų patogi politinė kova ir atitinkanti kasdieninio gyvenimo garbės ir padorumo supratimą. O tai, bet žiūrėkit, bet jeigu, pavyzdžiui, tas žmonių išrinktas prokuroras su dideliais įgaliojimais, tarkim, jis vis tiek, tarkim, tie visi nusikaltimai eina link kelių asmenų, ar ne? Tu kaip pažiūrėsi, ar ta Garliavos byla, ar Mažeikių naftos privatizavimo, viskas ateina iki patriarcho. Arba iki Grybauskaitės. Tai ką tokiu atveju daryti? Ar Aš atsiprašau, įsiterpsiu, ar ne? Dar reikia šalia jo ir teisinę sistemą visą reformuoti, būtent teisinę sistemą, teisėjų visą kontingentą. Geriau neturėti teisėjų, negu turėti korupcinius teisėjus. Geriau mes žinosime, kad negalim nagrinėti bylų, negu žinosime, kad pardavinėjame bylas.
nesutvarkius sinchroniškai ir lygiagrečiai teisinės sistemos, ypatingas prokuroras gali pateikti puikius duomenis, o teismas sakys, o mūsų neįtikino. Mums neįdomu, jo, Taip, pavyzdžiui, jo. mūsų neįtikino. Mes kitaip galvojam, jo. Taip. Ir viskas, ir nutartis neskundžiama. Ir tada nihilizmas dar didesnis pasidaro. Tai čia ne vien ypatingojo prokuroro institucija, kuri yra kaip Seimo koridoriuose, seniai prieš kelis metus jau buvo paruoštas, paimtas berods iš Estijos šitas įstatymo variantas. Tai nėra politinės valios priimti, bet to nepakanka. Reikia ir kitas sudėtinės dalis priimti, kad efektyvumas darbo būtų pakankamas ir didelis. Nes švelnius, gražius žaidimus ir mandagiai kalbėti laikas seniai praėjo. Mes esam ceitnote. Arba išsigelbstim, arba tada visi žūnam į pragarą nugarbėdami. Nes be moralės ir padorumo nėra iš vis ateities. Taip. Nes užtektų, pavyzdžiui, parodyti kaip precedentą, kad, tarkim, teisėjas, kuris parašo, kad šiandien yra gruodžio 31 diena ir aš esu to įsitikinęs, iškelkim baudžiaką ir parašyti, kad nusiklastoju, šiandien yra gruodžio 31 diena, šiandien yra rugsėjo 4. Bet jis įsitikinęs priešingai, tarkim. Tai, ta prasme, tas klastojimas bylų yra toks banalus ir taip grubiai daromas, tarkim, kad, žinokit. Prezidentinės rinkiminės kampanijos metu kreipiausi ir Lietuvos prezidentą, ir į teisėjų drausmės komitetą, ar kaip jisai, drausmės teismą. Yra ten toks, jo, bet tai ta pati šaika. Kur apskundžiau 3 teisėjas vyriausio to administracinio teismo, kurie priėmė totaliai ne pagal įstatymą, priėmė savo tą nutartį. Viena iš tų 3 apskųstų yra garbės teismo narė. Aš kaip sakau, ta pati šaika. Argumentus pateikiau, iš vis jokio atsakymo. Ir prezidentas Gitanas Nausėdas, kuris teismus prižiūri, teisėjus prižiūri, jis juos skiria, už juos atsakingas, jokios reakcijos. Ta pati šaika, ta pati sistema, ta pati, kuriai aš ir sakau, ne iš gero gyvenimo, o dėl to, kad jau nėra ką kito daryti, ko pats nepadarysi, nieks kitas ir nepadarys. Kai Nausėda arba Grybauskaitė sako, kad teismai yra nepriklausomi, tai reikštų, kad jie tiesiogiai davė nurodymus, kaip tą bylą reikia išnagrinėti, tarkim, nes aš pateiksiu kaip pavyzdį, tarkim, yra toks apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, buvęs Kauno apygardos pirmininkas. Tai jisai dar kai buvo Kaune dirbo, tarkim, su Venckiene, nuėjo pas Venckienę ir pasakė, rašyk pareiškimą, man čia skambino iš prezidentūros, kad turi dabar mėgtis iš darbo savo norų. Ir Venckienė tai paliūdinant Čikagos teisme, kai buvo, tarkim, ten apklausinėjama, tarkim, ne? Tai tas priedas, tarkim, kad teisėjas yra nepriklausomas, jis yra nesąmonė, tarkim, bet jeigu jis yra nepriklausomas, jis nerašytų tokių nesąmonių, tarkim, nes jisai pats už tai atsako, jisai klauso tai, ką jam pasako valdžia. Kaip dabar su to dorotis, tarkim, jūs man pasakysit? Aš lygiai tas pats yra su prokurorais. Kai aš dėl medicinos sferoje, dėl korupcijos, dėl vaistų tenai, kur akivaizdžiai nusižengiama, paskambinu prokurorui, sako, prokuroro vadovas sako, formaliai aš negaliu nieko jam nurodyti, nes jis nepriklausomas. Paskambinu tam pačiam prokurorui, kurias visišką nesąmonę atsakė. Sako, man liepė, sako, nežinojau šitų faktų, man liepė, sakė, atsakyti tą pusę. Tai sako, aš ir atsakiau. Tai aš grįžtu atgal, ką aš sužinojau ir šventai tikiu iš Europos antikorupcinio centro, kurio aš ten steigėjas buvau ir kur kiti anglai ir prancūzas ir vokietis ir austras tenai, su kuriais bendravome. Jeigu yra politinė valia, viską galima sutvarkyti. Viską galima sutvarkyti, net ir atrodytų beviltiškai situacijai. Kinijos prezidentas sutvarkė korupciją labai stipriai savo šaly, bet tada Lietuvos masteliu perkeliant Kiniją, 6000 Lietuvoje reiktų pasodinti. Reiktų teismai, kad surenkam duomenis ir 6000 žmonių privalo sėdėti dėl korupcinių nusikaltimų. Kinijoje tai iki mirties bausmės už korupcinius nusikaltimus. Bet ten 100 000.
Ten milijonai, tarkim, Tai- žmonių, taip. Lietuvoje irgi galima padaryti ir tvarką padaryti, kad visi būtumėm lygiateisiai. Aha. Bet tam reikia politinės valios. Taip, o reikia ne tik savo šaikos noro, reikia tik interesų. noro, reikia tik norėti. Kai yra šaikos interesai aukščiau negu Lietuvos interesai, tai mes už to taip ir gyvenam. Ir vis 30 metų tikimės, nu gal šitie bus padoresni. Bus geriau. Aš balsavau kažkadaise už Karbauskio partiją. Prieš 8 ar prieš tiek metų. Bet kai paskui jisai lovos reikalus ir valstybės partinius reikalus paėmė ir sumaišė. Dieve tu mano, tai galvoju, tai už ką aš balsavau. Tai arba yra suvokimas ir padorumo suvokimas, arba tada viskas galima. Nes protų paaiškinti, kad viskas galima, taigi natūralu. Natūralu. Kas čia blogo, taigi žmogus, tai, žmogiška, lovos o kiti reikalai. palauks, o kiti palauks. Ir vėl pakartoju eilinę tezę. Valdžia privalo parodyti moralinį orientyrą. Ir jeigu valdžia neparodo moralinio orientyro, ta valdžia jau iš karto pasmerkta ir netinkama pasmerkta mus vesti susinaikinimo link.